noriu priminti dalykus truputį. Per pandemiją kažkodėl vyskupai ne tik leido, bet ir reikalavo, kad komunija būtų duodama į rankas. Visam pasaulyje katalikai dalina komuniją į rankas. Vatikane popiežius dalina komuniją į ranką. Viešpats sako, imk, tai tu imk ir valgyk. Į burnelę įdedam tiems, kurie neįgalūs pakelti rankos, ar ligoti, silpni, ar supratimo neturi. Aš suprantu, vyresnė karta taip išauklėta, taip įkalta, kaip pagarbos ženklas, dar kiti ir atsiklaupia, tai reikėtų ir kunigui atsiklaupus duoti komuniją, kad kaip nors ten rasti tą prieimą prie burnelės. Bet šiaip, ar rankos mūsų švaresnės, ar liežuvis mūsų švaresnis, žiūrint evangelinio mokymo? Kas mūsų sutepa, kas iš išorės ar kas iš vidaus ateina? Juk dabar turim galimybės nusiplauti rankas ateidami į bažnyčią. Taigi, manau, kad didesnė pagarba, o ir higienos, privatumo atžvilgiu teisingiau yra priimti komuniją į ranką. Į rankas duodam. Bet į ranką priėmus komunijos nereikia niekur neštis. Tiesiog nejudant iš vietos reikėtų ją pagarbiai priimti, suvalgyti. Viešpats sako, imkite ir valgykite. Ne? Tai labai prašau, permastykit savo komunijos priėmimo būdą ir niekad niekur nesineškit, nejudėkit iš vietos, kur nepriimsit. Nereikia trauktis iš eilės paėmus komuniją. Paėmiau, iškart priėmiau ir tada judu. Sutarėm. Kad nebūtų papiktinimų, kad nebūtų nesusipratimų ir murmėjimo.